Tai iš tikrųjų rezultatai gana tokie keistoki. Kol kas nedaug suskaičiuota, bet keisti. Na, aš manau, kad Rytas rezultatą taisys. Jūs ir galvojate? Taip, esu įstikinęs. Kaip savo paties vertinat galimybės? Jos pakankamai geros. Labai lakoniška šiandien. Taip. O nuotaikos kokios? Na, šiek tiek nėra tos nuotaikos geros, ir dėl to, kad vis tik partijos mūsų šiandien reitingas ir balsavimo rezultatai nėra tokie, kokį tikėjomės. Stovyklai pakankamai santūrės, kaip jūs pats vertinate, kas čia dabar bus? Aš manau, kad mes kaip partija, ko gero, peržiūrėsim visus rezultatus ir turėsime keisti greičiausiai kryptį, kaip mes dirbsime ateinančius 4 metus. O kas liečia mane, tai jeigu žmonės pasitikės, aš tikrai dirbsiu savo darbą. Ir tai, ką esu pažadėjęs savo rinkėjams, aš tikrai tikiu, kad įgyvendinsiu, o jeigu žmonės pasitikėjo kitų kandidatų, tai yra jų valia, ir tą valią reikia gerbti. Vis dėlto, kaip man, pakliūsite antrą turą ar ne? Aš labai norėčiau pakliūti ir tikrai įrodyti, kad aš esu tikrai tas kandidatas, kurio verta pasitikėti ir gali dirbti tą darbą ir moka dirbti tą darbą. Bet jeigu žiūrėti dabar tas tendencijas, kurios yra Lietuvoje, ir mes dabar matome Darbo partiją, socialdemokratus, tai man labai gaila, kad žmonės taip labai greitai pamiršta tai, kas buvo prieš 4 metus, kas buvo prieš 8 metus, kaip tos partijos valdė ir kiek jos daug žadėjo žmonėms ir jos nieko nepadarė, jos atgavo. Ir staiga praėjo 4 metai, 8 metai ir žmonės viską pamiršo. Man tiesiog labai gaila už mūsų žmonės. Labai gaila, kad jie vėl pasidavė tiem pažadams ir patikėjo tai žmonėmis, kurie juos jau yra ne vieną kartą yra apgavę. Tai man tas, ko gero, kaip žmogui labai gaila, ką aš matau dabar. Ir labai gaila, kad tos marginalinės partijos gauna pakankamai daug rinkėjų balsų. Bet čia sprendžia žmonės ir vėl matyti tos 4 metus galės kalbinti tik save.